Šalia Dotnuvėlės, visai netoli geografinio Lietuvos centro įsikūrusi Dotnuva. Ilgus metus miestelio vienuolyne dirbo tėvas Stanislavas. Važiuodamas pro liūdnus bažnyčios bokštus 144 keliu, netrunki privažiuoti ir akademiją. Bet kasgi čia? Šito miestelio Lietuvos žemėlapyje nėra. Jau 9 metai Agrovizija leidžia geriau suprasti žemdirbių rūpesčius, lūkesčius ir džiaugsmus. Galbūt tų džiaugsmų būna mažoka, nes žemdirbių triūsas, Donelaičio žodžiais kalbant, dažnai į nieką pavirsta ne tik dėl neprognozuojamų gamtos, bet ir dėl valdžios jėgų. Stichijos stichijomis, o Agrovizijos organizatorių komanda išlieka stabili. Lietuvos augalų apsaugos asociacija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės institutas ir Lietuvos ūkininkų sąjunga. Labai džiugu parodos metu ir po jos sulaukti gerų, šiltų atsiliepimų. Tačiau dar svarbiau, kad parodos dalyviai ir lankytojai pateiktų savo pastabas, kas galėjo būti padaryta kitaip, ką reikėtų patobulinti. Kiekvienos parodos rezultatai yra aptariami dalyvių susirinkimo metu. Paprastai jis vyksta nepraėjus nei mėnesiui po parodos, kai visi įspūdžiai ir atsiminimai dar labai gyvi. Kasmet didėja dalyvaujančių įmonių skaičius, plečiasi ir paroda. Šiemet bendras parodos plotas daugiau kaip 30 hektarų. Parodos dalyvius skirstome į augalininkus ir technikus. Vienus be kitų įsivaizduoti neįmanoma. Juk auginimo technologijų pažanga neįmanoma be augalininkystės ir technikos įmonių pažangos. Be abejo, būtina akcentuoti ir mokslo indėlį atliekant tyrimus, naujo augalų apsaugos produktų bei alternatyvių apsaugos priemonių bandymus, kuriant naujas augalų veislės, rengiant auginimo rekomendacijas. Trečias geras buvo. O tai važiuoji tik vieną kartą. Žemdirbystės instituto mokslininkai pristatė temas, kurios labiausiai domina parodos lankytojus. Javų veislių žiemkentiškumas, produktyvumas, kokybiniai rodikliai, klimato šiltėjimo poveikis žemės ūkio gamybai, augalų apsaugos aktualijos ir kitas temas. 9 Agrovizija sulaukė daug svečių iš užsienio. Paroda svetingai priėmė svečius iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Italijos, Švedijos, Vokietijos ir net Airijos. Šiais metais ankstyvas pavasaris pranašavo, kad darbus laukuose bus galima pradėti labai anksti. Tačiau šalnos bei gausūs lietūs tokius planus sugriovė. Buvo prognozuota, kad besniegė šalta žiema iššaldys Agrovizijos laukelių pasėlius, tačiau pasisekė, kad Vidurio Lietuva labai smarkiai nenukentėjo, todėl ir parodos laukeliai peržiemojo pakankamai sėkmingai. Teko atsėti tik kelis žiemkenčių laukelius. Visas birželis buvo lietingas. Rekordinis kritulių kiekis ne juokais apsunkino parodos pasiruošimo darbus. Nors šiemet demonstruojamų augalų rūšių skaičius nepadidėjo, tačiau demonstruojamų laukelių skaičius išaugo iki daugiau kaip 500. Taip pat šiemet pirmą kartą parodoje auginami žydinčių augalų mišiniai tinkami žalinimo reikalavimams įgyvendinti.
Galingi traktoriai, prikabinami ir savaigiai purkštuvai, kombainai, teleskopiniai krautuvai, plūgai ir kultivatoriai, šienavimo technika, akmenų surinktuvai, noraginiai skutikai, tikslaus sėjimo sėjamosios, trąšų barstytuvai, puspriekabės ir priekabos. Visa ši technika skirta ne tik stambiems ūkiams, bet ir vidutiniams ir mažiems. Yra labai modernių ir brangių, yra ir paprastesnių ir labiau prieinamų mažiesiems ūkiams. Kaip niekad daug parodos dalyvių pareiškė norą demonstruoti purkštuvus. Organizuojant purkštuvų šou, iš dalyvių sulaukėme vertingų pasiūlymų, kaip pagerinti demonstraciją, kad dar geriau atsiskleistų purkštuvų techninės galimybės. Tai mūsų parodos tradicija ir finalinis akcentas, sulaukiantis didelio lankytojų susidomėjimo. Ačiū Dievui, per 3 parodos dienas dirba šiek tiek pradžiuvo ir visi galėjome įvertinti visus modernių purkštuvų privalumus. Agrovizija jau 9 kartą vizija tampanti realybę. Linkime visai žemdirbiškai visuomeniai aktyviai dalyvauti kuriant Lietuvos žemės ūkio viziją. Lauksime jūsų atvykstant į jubiliejinę parodą 2015 vasarą.